nemiriau. Nu, tu ką normalus? Priguliau. Mes pagaliau atvykome į Austriją ir žiūrėkit, kokia aš esu gražioje vietoje dabar. Ta prasme, jūs juokaujat. Šitą vietą mes atvažiavom ką tik grinai. Mes bandom rasti kempingo vietą, kur mes galėtume apsistoti su palapinėm, nes mes keliausim kas kelias dienas, keisim žodžių vietas, jūs viską pamatysit, nes realiai keliaujame šią 2 savaitės. 2 savaitės mes būsim Alpėse. Tai tikrai pamatysite žiauriai gražių vaizdų ir kas fainiausia, visus spotus aš rašysiu jums, nes jeigu mums nepavyks čia apsistoti, tai jūs gal galėsite čia apsistoti, nes tikrai daug spotų bus verti rekomendacijų, aš pavyzdžiui dabar negaliu patikėti, kur aš esu. Beje, mes čia važiavom iš Vienos, aš tiesiog tikėjaus, kad niekas neužbukins 3 laisvų vietų, nes yra interneto svetainė, kur rodo, kiek yra užbukintų vietų ir realiai prieš gal valandą visas jas užbukino. Tai aš nežinau, ar dabar bus mums laisvų vietų, beje, mano draugai dingo tiesiog, jie kažkur išėjo ir dabar aš jų neberandu. Scuffed Timbs, paint on my jeans, late rent notice, tucked in the seams, milk crate thrown, posted by the fuse box, writing on receipts, rhymes over boom knocks, cracked window, sirens in the backdrop, mom on the landline, praying that the job pops, notebook fat like the sun. Mes pagaliau atvarėm į mūsų kempingo vietą, žinokit, galiausiai buvo viena laisva vieta, bet prieš tai sakė, kad rezervacijas reikia padaryti online, bet online rašo, kad rezervacijos yra negalimos, todėl nežinia, kaip čia yra, čia realiai atvažiuoja ir žiūri ir tikrinės. Žiauriai fainai, dabar reikia tiesiog pabiški ruoštis, iš Decatlono prisipirkom visokių daiktų, ten patinka, kad aš čia kalbu, antram plane žmonės dirba. Tai va čia yra iš Decatlono podeliai, žiauriai faini, įdomu jų kokybė kokia iš tikrųjų. Atrodo, tai labai gerai, čia yra ir numeracija, kiek mililitrų galima įsipilti, rašo, kad galima ir hytinti šiek tiek. Mes beje viską dažniausiai kepsim patys, mes turim dujinės tokias viryklytės. Nu va tai va, ir kaitintumėm puodą. Mes, man atrodo, padarėm klaidą. Mes užsakėm, nupirkom netaisyklingas galvutės. Aš jums pasakysiu, jeigu kažkas važiuos, žiūrėkit, jis karštas. Jeigu fokusuoja, tai va čia yra sriegis, kad užsisuk. Ir čia yra irgi ant galvutė. Į mane mūsų įskrido. Ir čia irgi yra sriegis. Ir jie abu užsisuka ir patogu. O dabar mes ką nupirkom, ant čia nėra sriegio. Ir tada nėra patogaus hitmento ir man atrodo mums neveiks, bet galim pamanyti. Pažiūrėkit, iš Norfos yra kėdutė. Pamiršau, kiek kainuoja šitą kėdutę, aš noriu ją parodyti. 7 eurų. 7 eurai. 7 eurai kėdė iš Norfos. Camping. Viskas, ko reikia, kad suprast, ką su ją veikti. Kepam žodžiu makarus su tunu, svogūnai, bet kaip kvepia. Jau labai kvepia, jau laukiam. Kaip tokie ubagėliai. Makaronai kvepia. Makaronų garai kvepia. Valgėm labai skaniai šitus makaronus su tunu, čia šiaip mane visi seneliai dabar žiūri. Jaučiuosi labai stebima, bet labai skaniai pavalgėm. Ir dabar reikia viską plauti. Ir kas gerai, aš norim parodyti kempingo pagrindinės zonas, kad suprastumėt, kad viskas jau patogu ir šiuolaikiška. Visų pirma, mūsų vaizdas. Visur, kur nenusisuksi, yra kalnai. Ir čia yra, pavyzdžiui, visokie kraniukai, kur gali išsiplauti, ten, nežinau, rankas, ten yra tualetai, dušai. Kas mane dar žiauriai nustebino, kad čia yra skalbykla. Čia gali išsiskalbti rūbus. Ir čia yra, kur mes plausim indus dabar. Mes darėm į žiauriai fainą trailą, nes aš, žodžiu, turiu programėlę, kur dabar aš jums parodysiu, kaip jinai atrodo. Ir ten gali pasižiūrėti, kokių yra ilgio trasų. Ir mes pasirinkom dabar 3 km, tiesiog nusprendėm truputėlį praseit. Pavyzdžiui, atėjom iki šitos vietos, pažiūrėkit. Nu, toksai cute visai spotas, ką tu manai? Nice. Let's get the night in motion. Saw you by the corner, quiet with your slow moves. Soon as I put up, I felt that emotion. Friends turn. Jo, beje. Hello. Speak English? Oh, a little bit. Tai logiška, nes geras. Džiauriai cute, patikti. Čia visko yra ir suriukų visokių. Bet mes neturim kešo, jo? Yeah, you can go all time and you put it in this. Okay. And this whole time? Ai, čia visą laiką tipo būna. No, this 24 And Herman, yes? Yeah, please. O, čia pro iš ten kažkur, sako. Yeah, is Jäger? Hunter. Ja, Hunter, genau. Gerai, dabar aš darysiu oldschoolinę kavą, kaip matot. Povilas vienas žiūriu futbolą, mums nerodo kažkodėl. Žiūrėkit. Ką žaidžia? Prancūzija. Prieš Ispaniją. Vau, kokia kokybė, Povilas. Nu, kaip teliką gali čia kažkur pastatyti.
Tau nukris komplinų. Kaip tą paplaktuką. Ant viršaus, taip. Pim. Įdedam Čia Ignas į pripylė vandenį. vandens tiesiog. Tada užsikio tai va viršų. Jūs nebijokit. Nu tai žiauriai stipriai ten varo. Nu tik... Aš debilas. Gerai. Jungiam dujas. Čia neadekvatu. Nu va, ir žodžiu, ir čia dabar pradės virt vanduo apačioj. Ir va čia viršui pradės piltis kava. Va ten. Žiūrėk. Va. Tiesiog Ignas laiko, nes ten per patį. Tiesiog vos nemiriau. O man jis, žinot, ką sako, kad... Sako, sėdėk, viskas čia normaliai bus. Bičas tiesiog iššovė, ble. Dabar jau yra... Neturiu laikrodžio. Bet 29 mes realiai jau eisim, manau, po kokios valandėlės 2, kai pažiūrėsim šiek tiek futbolo. Nu, berniukai turbūt žiūrės visą futbolą, bet mes varysim miegot, nes planas yra atsikelt 6 ryto. 6 ryto todėl, kad ne tiesiog mes nusprendėm anksčiau keltis, nes mes tokie šaunuoliai, o dėl to, kad jaučiu bus žiauriai karšta ir palapinė tiesiog pridegs ir mes ten iškepsim. No. Ir šiaip čia žiauriai vaibas yra. Labai mums pasiekė su oru, kadangi mes pralaukiam tą liūtį, per kurios metu mes važiavom. Tai dabar tiesiog visą laiką tobula. Visą laiką realiai kokie 22 laipsniai, 23. O aš ką tik prausiaus ir beje dušai tobulė, aš jums šiek tiek rodžiau. Tai žinokit, įėjus į vidų ten iš viskas labai nice, viskas labai tvarkinga. Nu gal dėl to, kad čia pagrindai yra senjorai, aš matau, ir daugiausiai yra vokiečių, austrų, čekų kai kurias mašinas mačiau. Nu, tiesiog reiškia, jie yra tvarkingi žmonės. Sako, kad šis sužirguoja. Ir tada čia pašvas batai, kur mes landijom, žiūrėkit jau. Mes įginam kiaušinių, kad pasižiūrėkit, kaip mūsų kempingo zona atrodo. Šiaip iš tikrųjų čia nemažai yra kemperių. Bet aš dėl to, pavyzdžiui, jaučiausi žymiai ramesnė, kad buvo. Oi, man kojas skauda kažkodėl. Tipo, kad miegi ir žinai, kad daug žmonių yra čia. Ir nesi kažkur labai wild. Ui, bile. Nailė, nu tai ašgi perlipinėjau. Patikrinam, ar visi kiaušiniai yra sveiki. Ne, čia kažkoks... Davai paragaujam. Ne, gal nereikia. Surūks mašinai, mesgi neturim šaldytuvą. Nu, tai ką normalus? Čia varškė. O, no. Ignas įkalbėjo paimti visus. Va šitą dalyką čia yra varškė, man atrodo. Trūksta tramcento, tai arba nugriepsim ir paliksim varškės į antram centą, arba ne 7. Pusrytukai mūsų kepa. Varėmės į Hallstatą, čia yra labai gražus miestelis, kuris yra tarp kalnų. Galite žiūrėti, kaip ir aš. Ir radom parkingą, numeris 2, kad galėtume normaliai pasiparkuoti. Yra 2 parkingai, vienas yra šiek tiek toliau, o P2 parkingas yra arčiau, jeigu ką. Tai Hallstatą, realiai 15 minučių turėtų būti pėsčiomis nueiti. Tai keliaujam pasižiūrėti šitą mažą miestelio ir kitas mūsų planas yra dar nuvažiuoti į labai gražų ežerą, ten turėti sveik labai gražus vaizdai ir į kempingą. Ir mes jau dar neturime, mes jau ieškosim. Tai... Right here, right now. I breathe between moments, let life reset. No rush moves, no deep regrets. I don't need more, I need less. Just space to fill what's next. I breathe between... Realiai šitas miestas labai primena daugelis Italijos ir visokių miestelių prie ežerų, todėl nepasakyčiau, kad čia labai kažkas skiriasi. Ir mes einam, čia labai daug turistų. Jis realiai kaip typical miestelis, bet kažkodėl labai popular ir labai... Atvažiavom prie naujo ežero ir žiūrėkit, kur nukrypo vaizdas. Nu, kaip gražu. Žmogus jau geria iš šaltinėlio, žiūrėkit, su kokiu vaizdu. Man... Tai žiauriai keistai stovi. Bet manau, čia buvo gražiausias tavo gerimo spotas vandens. Realiai. Varėme Lidlą apsišopint. Tai dabar renkamės produktus, ką galėsim šiandien pasikepti su vištiena. Oi, atsiprašau, su bulve. Ir jo, ir daržovių paimsim, kad nieko nesugestų, nes mums reikia realiai per šiandien viską suvalgyti. Tai va. Nes prieš tai mes šopinomės Čekijai ir Čekijai buvo žiauriai pigu, dėl to mes visus main dalykus ten prisipirkom. Ką, mes nerandam kempingo. Vienoje vietoje man pasakė 8-9 eurus. O kad jūs suprastumėt, iš viso kainuoja
Mums kainavo praeitas kempingas Cam 9 eurus, o šitą jau sako 8,9 ir beveik prie kelio. Nu, mes pagalvom, dar važiuosim į kitą vietą. Važiavom į kitą vietą, čia sako 110. Ir prie pat kelio, absoliučiai va ten, va, ta siena, kur baigėsi, va ten va. Aš atsiprašau, šitam vlogui neatrodysiu žiauriai patraukliai, nes mes, suprantat, gamtoje esam, nu tai alio. Žodžiu, mes galiausiai išsirinkome vietą, įsikempinom čia jau yra viena palapinė, čia stovės mūsų. Mes galvom, kad mes, žodžiu, varysim į kitą vietą, ieškosim ir taip toliau, bet galiausiai nusprendėm, kad liekame čia, 110 eurų kainuoja nakvynė, kas yra žiauriai brangu. Bet žinot, kodėl ar taip yra? Nes mes esam prie pat ežero su privačiu paplūdimiu. Va. Ten yra privatus paplūdimys, žodžiu, ten yra visokių dviračių takų, haikinimo takų, nu čia viskas realiai yra tokia didelis kempingas su visokiom zonom, belenkiek dušų, nu žodžiu, turėtų būti viskas labai patogu. Ir pažiūrėkit, Ignas jau kepa savo steikiuką. Oho, kiek sviesto, normalus. O dieve, kaip čia bus gerai. Bet tu čia labai skaniai darai, man patinka. Šito steiko kaina yra 11 eurų, bet jis žiūri didelis. Steiką gali pavalgyti 2 žmonės už 11 eurų. Nu, ne 2 žmonės, aš manau. Už tokį steiką vos ne. Nu, už tokio dydžio steiką tai jo, nes jisai realiai yra kaip visa keptuvė mūsų mažytė, bet šita keptuvė yra vidutinė. Nu, žodžiu. Insane. Yeah. Žinot, ką aš bandysiu daryti? Kadangi vakar Ignas statė palapinę, šiandien aš bandysiu ją pastatyti. Ir man reikia paimti belę kokio dydžio maišo. Nujaučiu, kad bus viskas išversta tiesiog dabar. Aš šiaip esu stačius nemažai palapinių, bet labai seniai, kai buvau labai jauna. Kvepia kava, Igno. Igna, aš noriu tavo kavą. Gerai, bandom statyti, žinokit, čia bus hardcore'as jaučiu. Ignas pasakė, kai aš pastatysiu palapinę, tada gausiu kavos. Yra motyvacijos, kaip sakoma. Nu va. Ai, dar plius šitą palapinę žiauriai fainai status, labai lengvai. Tu aš jums parodysiu. Kaip maždaug, Ignai, va taip? Ignutė, ką man pirmą daryti reikia? Šiaip iš tikrųjų, va, galiu su jumis kaip tik pakalbėti. Pavyzdžiui, apie kainas. Ignai, o tu gali pažiūrėti, prašau, ar aš ten matausi? Bet žinai, ką supratau, kad man čia žiūri nepatogu bus. Aigi, man nereikia, taip, o Dieve Mišelė, nebemastau. Ir aš žinau, kad Italijai kainos yra šiek tiek gal kartais pigesnės nei Lietuvoje. Jau galiu ir taip drįsti sakyti, nes taip ir yra. Va ką tik atostogavau Italijoje, bet nedariau jokio vlogo, bet mano Instagrame galite. Priguliau. Ignai, o čia svarbu, kurį pirmą strypą dėt. Labai gerai, nes būtų jau feilas. O Austrijoje kol kas kainos, nu taip, pavyzdžiui, kuro kainos tai yra virš 2 eurų litras dyzelio, bet Ignai, kiek pas mus, kas 5 žodis, Ignai, kiek pas mus kuras kainuoja dyzelį? 1,80 €? Lietuvoje, ar tu gyveni kitai šaliai? O čia 2 eurai, nu tai čia jau biški brangiau. Bet pavyzdžiui, Čekijoje kainos labai patinka man. Žodžiu, tai aš kadangi ir su tėvais labai dažnai keliaudavau vaikystėje šitam Austrijoje, tai aš jau viską žinau maždaug kaip kas vyksta kalnuose, bet niekada nekempinau, kas yra žiauriai faina. Ir mes jau pagalvom, kad mes turbūt norėsim taip daryti taip dažniau, nes mes čia mano pirmas kartas ir Igno, ir draugų mūsų. Nublemba, nu žiauriai įspūdingai atrodo viskas. Ir labai komfortiška, aš galėsiu jums parodyti, pavyzdžiui, dušus. Dabar, bet ir prieš tai, kur mes nakvojom, mes mokėjom 9 eurus už naktį 4, o Ignai tiesiog taip kelt. Žiūrėkit, kaip tuoj atsistos tą palapinę pilnai. Oi. Ne, bet čia viskas, kaip sakoma, kontroliuojama gal. Stovi. Yeah. Šefas mums kepa maistą, kol aš dirbu. Rytoj mūsų laukia žiauriai gražus spotas – Dolomitai. Let's get the night in motion. Saw you by the corner, quiet with your slow moves. Soon as I